Lietuva auga ir didieji pokyčiai aplanko ne tik sostinę. Dabar regionuose įsikūrę miestai jau tampa naujų galimybių centrais. Apie tai ir naujoji laida Proveržio Lietuva, kurioje parodysime jums, kaip auga, kokiamis inovacijomis ir galimybėmis vilioja skirtingi šalies miestai. Pirmoji mūsų stotelė – Šiauliai. Miestas, kuris aiškiai rodo, kaip investicijos keičia kasdienį žmonių gyvenimą. Nuo laisvosios ekonominės zonos iki modernių technologijomis paremtų įmonių. Čia formuojasi ateities ekonomika. Tuo įsitikino ir Šiaulių regiono verslo bei savivaldybių atstovus aplankęs ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Jo vizitas įrodo 20-osios vyriausybės programos regionų skatinimo prioritetą. Tai aplankėm, dar bijau sumeluoti, bet turbūt 6 ar 7 savivaldybės. Per 26 metus esam suplanavę aplankyti 25. Tai tikrai ambicinga, nes turėsim derinti dar ir su pasirengimu Lietuvos pirmininkavimui. Tai šiek tiek ir to Briuselio formato bus, bet manau išlaviruosim. Tai yra tiesiog wow, ką mes galime ten pamatyti. Yra įmonės, kurios naudoja dirbtinio intelekto sprendimus, kurios yra visiškai automatizavę savo gamybos linijas, kurie pasitelkia robotus gamybos ir kurių produktyvumo rodiklis siekia turbūt 150% ES vidurkio. Ir tai dažnai irgi koreliuoja su ta mintimi, kad regionuose nėra patrauklių, gerai apmokamų darbo vietų. Tai nėra tiesa. Tikrai yra, verslai kuriasi, verslai plečiasi ir mes, Ekonomikos inovacijų ministerija, esam tam, kad padėtumėm ir sukurtumėm kuo palankesnę aplinką regiono ekonomikai augti dar labiau. Ekonomikos ir inovacijų ministerija savo ruožtu yra paruošusi vyriausybės programą atliepiantį planą, kuris vadinasi 3I. Inovacijos, investicijos ir institucijų modernizavimas. Regionų ekonomikos skatinimą mes matom kaip neišnaudotą potencialą. Dėl to ir esam užsibrėžę vieną iš tų esminių tikslų mūsų 3I programoje, ne mažiau nei 30% investicijų nukreipti būtent į regionus. O kokį potencialą ir dabartinės stipriasias vietas ministras mato Šiaulių regione? Kelis aspektus išskirčiau, tai proaktyviai veikiančios savivaldybės, tiek miesto, tiek rajono. Infrastruktūriniai dalykai, tai yra ir laisvoji ekonominė zona, yra ir pramonės parkas. Iš susisiekimo pusės, tai Šiauliai itin didelį potencialą turi, kai mes kalbame apie tokius objektus kaip Šiaulių oro uostas, turime geležinkelio vėžę, turime gerą susisiekimą keliais. Taip, jūrų uosto neturėsime, kaip šiandien juokavo prekybos pramonės amatų rūmų kolegos. Visko turbūt neįmanoma turėti. Bet 3 ypatingai svarbus dėmenys yra. Netgi ir šiandien lankėme įmonės, kurios yra, tarkim, švedų kapitalo. Irgi galimybė atskristi privačiu lėktuvu savininkui įmonės, tai yra labai didelis pliusas. Arba potencialiems ar esamiems partneriams iš Amerikos. Kaip vienas iš regiono ekonomikos variklių dažnai minima Šiaulių laisvoji ekonominė zona. Tai yra valstybinės svarbos objektas, skirtas pramonės plėtrai, regioninės ir šalies verslo aplinkos gerinimui. Ji pasižymi išplėtota infrastruktūra ir išskirtiniais mokesčių privalumais tiek Lietuvos, tiek užsienio investuotojams. Pradžia buvo ganėtinai sėkminga, metalo, plastiko įmonės, kur sektorius pakankamai toks yra stiprus Šiauliuose, tokias įmonės mums pavyko pritraukti. Turėjom keletą ir vietos verslų, kurie plėtėsi ir augo ir augino plėtrą Šiaulių leze. Regioną tai skatina augti. Atėjusios įmonės dažnai sukuria daugiau darbo vietų nei darbino žmonių. Yra paskaičiuota, kad viena darbo vieta sukuria grubiai iki 2 papildomų darbo vietų mieste. Tai manau, kad tai yra viena iš tokių perspektyviausių ir viena svarbiausių ekonominio augimo miestui sričių. Kaip veikia tai darbuotojų karjeros galimybės? Be abejonės, naujos gamyklos sukuria didesnį interesą darbuotojams, dažnai sulaukiam netgi iš pačių darbuotojų tam tikrų užklausų. Jeigu ateina netgi garsesnis koks vardas, tai tos įmonės yra žinomos dažnai užsienyje, tai netgi būna emigrantai parašo kartais mums, ar kaip mes galėtumėm susisiekti su šitom įmonėm, nes mes ją žinom. Tai įmonėms atvykus su mintim investuoti į regioną, mes nerodom tik tai žemės sklypo, mes bandom parodyti visą regioną, kokios yra naudos, kokios sinergijos,
kokia tiekimo grandinė arba veiklos bendra grandinė su jau esamom įmonėm yra galima. Viena iš perspektyvių sričių, anot pašnekovo, gynybos pramonė. Kur tikime, kad galbūt Šiauliai gali tapti tuo hubu. Visoje šalyje, tai turim jau ir Rheinmetalio atvejį, kuris yra visiškai šalia Šiaulių. Tai tikim, kad šitą įmonę įsikūrus galbūt aplink sinergiją turinčios įmonės galėtų būti vienos iš mūsų klientų. O dabar ženkime į vieną tokių sėkmingai Šiauliuose įsikūrusių užsienio kapitalo įmonių. Ji priklauso švedų Roll grupiai ir itin konkurencingoje pasaulinėje rinkoje pirmauja prekybinės įrangos bei reguliuojamo aukščio stalų komponentų gamyboje. Roll Lithuania vadovas pasakoja, kad esminis įmonės raktas į sėkmę šiandien yra ne tik įspūdinga gamybos automatizacija ir robotizacija. Visas pagrindas yra verslo valdymo sistema. Tai vienas iš tų mūsų tiek konkurencinių pranašumų, kaip mes naudojam, tiekimo grandinę valdomi, duomenys su jais dirba, tai sakyčiau, tai yra vienas iš didžiausių, įspūdingiausių automatizacijos būdų. O įmonės suteikiamos karjeros galimybės vilioja lietuvius sugrįžti į Šiaulių kraštą tiek iš užsienio, tiek ir iš šalies didmiesčių. Žmonės yra labai svarbi sudedamoji bet kokio verslo. Kuo galite šiandien pasidžiaugti? 2022 Brexitas gal buvo susiję, tai iš užsienio buvo daugiau grįžtančių, kurie gyveno 5 metus, 10 metų išvažiavę ir natūraliai grįždami ateina kažkur ieškoti darbdavio, tai ieško to vakarietiškos kultūros, būtų kitokio požiūrio, tai tie žmonės yra radę pas mus ar ten pas kitus darbdavius. Jau vyresni gal šiek tiek, negaliu sakyti, kad labai vyresni, bet virš 30, kada turi vieną vaiką, 2 vaikus, prasideda reikia į mokymo įstaigo surasti tiem žmonėm. Ir įsivertina, kiek jie tam mieste gyvendami užgaišta kelyje, važiuoti vaikus kažkokį būrelį, nuvežti ir tą padaryti. Ir jeigu ten neretai gaunasi, jeigu Vilniuje gyvenant valandą, pusantros, 2 ir gali net 3 valandas būti. Ir tada, kai jie vertina, kad o Šiauliuose ten aš užgaišiu 15 minučių, 15 minučių miestas vadinamas yra, tai sudeda tai būna, kad ta grupė žmonių, jinai tada sugrįžta. Ir kaip manote, dėl kokių priežasčių labiausiai galėtumėte atrodyti būsimam darbuotojui, kaip tikrai labai patrauklus darbdavys Šiauliuose, būtent šiame regione? Tik sakyčiau, darbo sąlygom kultūrą. Tikrai turim kultūrą primtiną, aukštą kultūrą, komunikaciją, atvirumą. Tai jaunas žmogus, jeigu jisai baigia mokyklą, šiai dienai jam prieinamas praktiškai bet kuris universitetas. Ar Amerikoje, ar Anglijoje, ar Vokietijoje, ar Skandinavijos šalyse, viskas gerai, jisai tegu išvažiuoja, pamato pasaulį, įgyja patirties, pagyvena didmiesčio ritmu. Ir jeigu ateina tas etapas, kad ar vaikai, ar ten aplinkybės, gal būstas labiau prieinamesnis, jeigu vertinant pajamas ir kiek ten būstų kaina, tai tas yra momentas, kad tada tuos Šiaulius ar ten Panevėžį, kažkokį tą mažesnį miestą yra galima sugrįžti. O poreikis į baletą, į teatrą, tai ir 2 valandų, ten klausimas vieną pusę nuvažiuoti ar į uostą, į Rygos tas skrydžių yra, tai sudedi sumoja, kiek aš ten praleidau laiko kažkur viešajam transporte ir tas, tai tie Šiauliai labai patrauklūs tada atrodo. Dar vienas įkvepiantis pavyzdys - tai vietinių šiauliečių, jau prieš 30 mečius įkurta stiklo apdirbimo ir stiklo paketų gamybos įmonė Bodesa. Pagrindinė jos veikla apima įvairių stiklo gaminių projektavimą, gamybą bei tiekimą, orientuojantis į kokybę ir statybų sektoriaus poreikius. Iki kokio lygio šiandien jau esate užaugę? Nuo 4 darbuotojų iki šiandienos 170 darbuotojų. Piniginė prasme, tai 10 kartų daugiau. Ir aišku, technologinė prasme, tai kur ten praktiškai viskas buvo rankiniu būdu pradžiai daroma, o dabar mes tikrai galim didžiuotis, kad tiek mechanizacijos, robotizacijos lygis yra tikrai, negėda, sakykime, visoje Europoje būti, pasirodyti ir kokie mes esame ir ką mes turim ir ką mes galim pagaminti. O kokias karjeros galimybės jūs galite pasiūlyti tiems, kurie svarsto, galbūt jaunesniems žmonėms, likti Šiauliuose arba sugrįžti iš užsienio ir čia kurti savo kokybišką gyvenimą? Galiu atsakyti iškart, iš užsienio pas mus grįžta žmonės į mūsų įmonę. Iš mūsų įmonės išėjo 2, 3, 4 metai ir 5 metai. Tikrai ne vieną turim grįžtantį, sugrįžusią ir sugrįžusią. Tas labai džiugina iš tikrųjų,
Karjeros galimybės, žinot, pas mus nesenai mes keitėm valdymo struktūrą, tai darbuotojai tapo vienas vykdomasis darbuotojas, vyr inžinierius tapo ir taip toliau, tai tokias vietinės karjeros galimybės, bet aš manau, tai tenkina, be jokios abejonės, tai ir atlygis kitas su karjeros šuoliais būna, tai stengiamės iš tikrųjų, kad žmonės būtų motyvuoti ir norėtų siekti profesinių aukštumų ir karjeros, aišku. Na, o Šiaulių rajono savivaldybės meras pabrėžia, kad viena didžiausių šio regiono stiprybių tai augantis ir stiprėjantis žemės ūkio sektorius. Tai vis tik Šiaulių rajonas yra stiprus ir žemdirbių kraštas. Tai jeigu paimti žingsnius, ką gali rajono savivaldybė, tai mes jau daugelį metų nedidiname kaštų, tai yra žemės mokesčių. Jie didėja realiai tik tai tiek, kiek kyla vidutinės rinkos vertės. Nedidinam ir turto mokesčio, dabar paskutinis sprendimas buvo tikrai, manau, geras, tai iš tikrųjų komerciniams pastatams sumažinome mokesčio procentą iki 0,5. Dar vienas stambus investuotojas, kur tikrai laukiame ateimo, tai yra grūdų perdirbimo gamykla Kuršėnuose. Tai kaip žada vystytojai, tai būtų investicija apie 300 milijonų. Tuo žingsniu džiaugiamės ir pakeitėme Kuršėno miesto bendrąjį planą, atsižvelgėme į verslo poreikius, yra pertvarkyti kai kurie bendrieji sprendiniai, investuotojas žada ir statyti gyvenamuosius namus būsimiems darbuotojams, tai pakeitėm tam tikrą teritoriją, suformavome gyvenamuosius sklypus, tai einame palankiai su verslu. Mes be verslo nieko negalime. Mes galbūt negalime jiem daug ir padėti, bet ir netrukdome. Grįžtant prie Lietuvos ekonomikos transformacijos plano 3I, ministras detaliau paaiškina visų 3 sudedamųjų reikšmę ir kaip jau dabar imamasi realių darbų. Kodėl šie 3 prioritetai, jie visiškai savaime horizontaliai susiję, nes be vieno iš tų I raidžių prioritetų negali turėti kitų 2 sėkmingų. Tai pirmiausia, inovacijos. Vėlgi, regionuose matom tam tikrą ir atskirtį, tam tikrą ir prieigą prie informacijos, prie galimybių vietinių veikiančių verslų, nes kalbame ne tik apie didžiuosius, stambiuosius verslus ar apie užsienio investuotojus, kalbam apie nacionalinius pajėgumus, kalbam apie smulkų vidutinį verslą, kurio yra daugiau nei 90% Lietuvoje ir ypatingai regionuose. Tai yra svarbu, nes gyventojai, žmonės susikuria savo darbo vietas, sukuria kitiems darbo vietas. Tai ką matom tikrai, mes turim ir nacionalinių priemonių, turim daug. Tai dėkti dirbtinio intelekto sprendimams, atnaujinti savo įrangą, robotizuoti, įsilieti eksporto rinkas, pagalba verslo pradžiai, visa kita konsultacinė, ta minkštoji pagalba, taip pat ir kietoji. Ir dažnu atveju regionuose įmonės jos neturi pakankamų pajėgumų ir netgi taip, mes turime agentūras, tai Investuok Lietuvoje, kuri dirba su užsienio investuotojų pritraukimu, bet jau suteikia mandatą jiems dirbti ir su vietos verslo plėtra. Taip pat inovacijų agentūra, kuri yra pagrindinė agentūra verslo startui, verslo plėtrai, verslo auginimui, eksportui ir panašiai. Tai mūsų siekis, pasitelkiant ir mūsų turimą inovacijų agentūros spiečių tinklą, taip pat dirbant kartu ir su savivaldybėmis, su savivaldybių asociacija, su atskiriomis savivaldybėmis, padėti verslui regionuose diegti inovacijas, sužinoti daugiau apie nacionalinės priemonės, apie tarptautinės priemonės ir apie visas tas galimybės, kurių verslui tikrai yra daug. Tai čia ta inovacijų dedamoji, jeigu kalbam apie regionus, žinoma, investicijos, tai tiek tiesioginės užsienio investicijos, ties kuo aktyviai dirbame, nes, įsivaizduokit, naujas žaidėjas ateina į rinką, 150 milijonų investicijų, 250 darbo vietų, tai keičia iš esmės. Savivaldybės, sakyčiau, visą ekonominį gerbūvį, iš ko vėliau susideda ir visi kiti socialinio gerbūvio aspektai. Tai plečiam laisvasis ekonominės zonas, plečiam pramonės parkus ir taip pat jau dabar finalizuojame pratimą, kurį iš karto pradėję dirbti, tai inventorizuojame Lietuvą. Nes Lietuvoje yra tokia situacija, kad trūkstame šiek tiek sklypų didesnių 25 hektarų. Nes investicijų dinamika irgi keičiasi. Projektai tampa stambesniais, labiau strateginiais ir tam reikalingi didesni sklypai. Ypatingai kalbam apie gynybos saugumo pramonę, tai įsijungia ir tam tikri apsaugos elementai, dėl ko tas sklypo plotas išauga. Tai suinventorizavom kartu su savivaldybių pagalba, dabar jau gavom visą informaciją apie visus potencialius sklypus, apie tai, kokia ten yra infrastruktūra, kokios trūksta. Dabar kuriam katalogą, žinoma, esam skaitmenizuota valstybė, norim gero patogaus įrankio, kad kas kartą bendraudami su potencialiais investuotojais būtų jam pasiruošę. Katalogas, žiūrėkit,
Šiauliai, Vilkaviškis, Anykščiai, Varėna, Alytus, toks ir toks sklypas, tokia ir tokia infrastruktūra, tokios ir tokios galimybės. Tai labiausiai siejama su investicijom regionuose, būtent kaip mes galime nukreipti į regionus, ne tik į didžiosius miestus ir žinoma institucijos, tai yra apie institucijų modernumą, apie administracinės naštos mažinimą. Tai visų pirma ir pradedam nuo savęs, tai ir ministerijoje šiek tiek pertvarkėm sąrangą, dabar viceministras, kuris yra atsakingas už administracinės naštos mažinimo politikos formavimą ir viešųjų pirkimų politikos. Tai reiškia 35% siekiame sumažinti admin naštą verslui, tai reiškia siekiame turėti dvigubai efektyvesnį viešąjį sektorių, tam pasitelkdami inovatyvius, modernius sprendimus, nes įstatymiškai daug esame jau susitvarkę, pasikeitę, bet technologijos gali čia labai stipriai pagelbėti, inovuojant viešąjį sektorių. Ir mūsų pagrindinis siekis šioje raidėje tai yra once only, tai kartą ir visiems laikams principų veikiantis valstybės langelis. Tai reiškia, ar verslas, ar fizinis vienetas vieną kartą teikia dokumentus, jeigu reikia statybos leidimo, verslo pradžios leidimo ar visų kitų susijusių valstybės institucijų išduodamų leidimų ar licenzijų ar panašiai, valstybė saugo tuos duomenis laiko saugiai ir veikia proaktyviai. Tai reiškia, nereikia pačiam gyventojui ar juridiniam vienetui rūpintis dėl pratęsimo, dėl tam tikrų papildomų dokumentų. Tai reiškia, valstybė susirenka viską pati iš jau esančių registrų. O kas užtikrins, kad regionus pasieks ne mažiau 30% investicijų? Mes užtikrinsim, ekonomikos ir inovacijų ministerija, esam pasirengę ir vyriausybės priėmimo gyvenimo plano priemonės, kurios orientuotos būtent į tą investicijų nukreipimą. Esam susistrategavę priemonės, įdiegę ir ministerijai projektinio valdymo metodikas, kaip mes nuosekliai vykdysime savo veiksmus tam, kad pasiektumėm to investicijų nukreipimo. Ir žinoma, dirbame kartu su socialiniais, ekonominiais partneriais, su kitomis institucijomis, tai yra ir savivaldybių asociacija, tai yra ir verslo asociacijos, prekybos pramonės amatų rūmai ir visi kiti mūsų partneriai, kolegos, kurie irgi neduos mums atsipalaiduoti tam, kad pasiektumėm ne mažiau nei 30%. Nes dialogas yra vienas esminių mūsų apskritai ministerijos vadovybės prioritetų, nes tam tikri sprendimai gali gimti iš EBPO rekomendacijų, iš Europos komisijos rekomendacijų, iš to, ką diktuoja apskritai globalūs pokyčiai, tektoniniai kartais lūžiai, trūkinėjančios tiekimo grandinės, nežinomybė kartais dėl muitų politikos, daug yra. Tai mes tam tikrų dalykų įtakoti negalime, bet mes galime sukurti Lietuvą tokią, kuri bus konkurencinga. Tai dialogas yra svarbu, nes, žinot, man labai patinka vykti į savivaldybės. Nes yra tas tarptautinis formatas, ypatingai ES tam tikri susitikimai, yra susitikimai su merais, su vietos verslo bendruomenė, tai yra konkretumas. Žiūrėkit, ministrė, ten dabar prašym leidimo tam ir tam, deklaruojama, kad per 3 mėnesius galima sutvarkyti, užtrukom 9 mėnesius. Aha, mes iš karto ieškom, kur yra problema. Dėl ko irgi pabrėžiu, kad mes vykstame su pilna komanda. Tiek aš, tiek viceministrė atsakingi už įvairias sritis, kurios svarbios regionams, tiek ir mūsų agentūrų atstovai, ar tai būtų inovacijų agentūra, Investuok Lietuvoje, Keliauk Lietuvoje, tam, kad jau iš karto vietoje galėtume rasti tam tikrus sprendimus. Kartais galbūt irgi informuoti, papasakoti, paaiškinti, su kuo grįžtu ties to, kad kartais verslai regionuose net ir nežino, kokias mes turime priemonės. O ko negalime vietoje išspręsti, atsakyti, parsivežam labai atsakingai namų darbus. Pabaigai ministras dalinasi savo asmeniniais pastebėjimais apie gyvenimo Šiauliuose privalumus. Darbo čia yra ir tikrai aukštos, vidutinės aukštos pridėtinės vertės. Pajuokavom ir su merais susitikę, kad labai greitai visur nuvyko, nes kamščių nėra. Aš manau irgi ypatingai jaunoms šeimoms tai aktualu, kai kalbame apie darželių, mokyklų tinklą. Tai viskas čia yra, tikrai aš labai raginu žmonės atsisukti į regionus, nes yra daug neišnaudotų galimybių, daug potencialo ir mes iš savo pusės irgi stengiamės, kad jo būtų dar daugiau. Taigi Šiauliai šiandien aiškiai rodo, kad Lietuvos regionai turi didelį potencialą. Čia kuriamos modernios darbo vietos, diegiamos inovacijos ir auga gyvenimo kokybė. Investicijos iš esmės keičia regionų veidą ir atveria realias galimybės dirbti, gyventi bei kurti ateitį čia, savo krašte.